Respublikos atvyksta į Kauno amatų mokyklas berniukai ir mergaitės. Nauja būsimųjų specialistų pamaina. Komisija ištiria jaunuolių palinkimus mokytis vieno ar kito amato. Meistrai dėstytojai būsimiesiems specialistams parodo jų pasirinktojų amato pavyzdžius. Nuo pirmosios priėmimo dienos jaunuoliai pajunta šiltą tėvišką globą. Ilsėkis naujoji pamaina. Tavęs laukia didelis ir garbingas tarybinės tėvynės gerovės kūrimo darbas. Jablonskio vardo pradžios mokyklos Kaune direktoriaus Milerio iniciatyva mokytojai iki mokslo metų pradžios patys atremontavo rūmus, pastatė visus įrengimus, sutvarkė patalpas. Matematikos, gamtos, geografijos, istorijos mokytojai šiandien čia dirba stikliais, dažytojais, staliais, valytojais. Dirba, kad klasėse būtų šviesu ir jauku. Tai gražus pavyzdys, kaip nuoširdžiai savo auklėtiniais rūpinasi tarybiniai mokytojai. Kauno pieno kombinatas kasdien pagamina ir išleidžia vis didesnius pieno produktų kiekius. Pasižymėjus iš sviesto mušėja Eugenija Mačiunaitytė. Vyresnysis valstybės inspektorius patikrina gaminių kokybę ir skonį. Kombinatas dabar dirbas 2 pamainomis, 5-mečio laikotarpyje ne tik žymiai išplės gaminių asortimentą, padidins produkciją, bet ir dar labiau pakels jos kokybę. Kauno vaikų darželis sanatorija. Čia nemokamai globojami nusilpę bei ligoti kūdikiai, reikalingi nuolatinės ir kruopščios priežiūros. Tikslus medicinos bei higienos režimas greitai sustiprina vaikučių sveikatą. Čia visada jaučia motinišką sanatorijos personalo globą. Kapitalistinėje Lietuvoje tokių darželių sanatorijų visiškai nebuvo. Ir nelaimės ištikti tėvai turėjo vaikus laikyti namie, dažnai sunkiuose sąlygose.
tarybinėje santvarkoje tėvams į pagalbą ateina pati valstybė, aukštai vertinanti kiekvieną žmogų.